Lietuva, štai aš, Rasa Burakaitė, pristatysiu jums šiandienos žinias. Neseniai rasta Mikalojaus Daukšos postilė, kurią rado mūsų žurnalistai. Tai milžiniška sensacija, siužetas ekrane. Labadiena, brangus Lietuvos žmonės. Mikalojaus Daukšos postilėje sakoma, kad kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, viešpatyščių sargas. Teigiama, kad kalba išlaiko savo tautą. Tačiau ši postilė tėra klastotė. Tikroji postilė buvo rasta Anykščiuose po Puntuko akmeniu. Jį surado Žydrūnas Savickas, bandydamas pagerinti pasaulio rekordą. Pakėlęs Puntuko akmenį, Žydrūnas pamatė dėžutę, kurioje buvo mūsų tikroji Mikalojaus Daukšos postilė. Ir joje teigiama, kad ne kalba išlaiko savo tautą, o mes patys privalome saugoti savo ir taip trapią kalbą. Taigi, kaip supratote iš mano gerbiamo kolegos žodžių, mes privalome imtis pačių radikaliausių priemonių, kad išsaugotume savo kalbą, nes jau dabar ji priteršta svetimybėmis ir žargonu. Labadiena, mes iš klausimuko. Pristatykite, ko vardu ir iš kur esate? Labas, aš Bronė iš Bulbėriškio. Gal kažką girdėjote apie Mikalojaus Daukšos postilę? Nu da, ji buvo 16 amžiuje parašyta. Kokia kaina? Tai ką, žinau, gal apie postrygavimus. Tai gal Daukšos? Nu, ačiū už atsakymą. Ne, o mane per teliką rodys? Taip, jūs būsite žvaigždė pati garsiausia savo kaime. O, tai geras, nu gerai, davai. Davai, viso gerą. Atsiprašau, labadiena, ponė. Gal ką nors žinote apie Mikalojų Daukšą? Ir jis lietuvis. O gal žinote, ką jis parašė? Ir jis lietuvis. O gal dar mus galite nustebinti savo nuostabiamis žiniomis apie Mikalojų Daukšą? Dubys įkyrus. Ponė. Labadiena, prisistatykite. Aš esu Edward Winston. Gal kažką girdėjote apie Mikalojaus Daukšos postilę? Nothing, ponė, apgailestauju. Matau, pats esate lietuvis. Gal kažką galite pasiūlyti, kaip mums išlaikyti savo kalbą švarę ir nepriterštą? Maybe. You can stengtis mažiau vartoti svetimybių barbarizmų. Ačiū. Labadiena, gerbiamoji. Gal ką nors žinote apie Mikalojų Daukšą? Labadiena, mano vardas Rūta Kazlauskienė. Na taip, jis buvo garsų 16 amžiaus lietuviškos raštinės kūrėjas, parašęs postilę. Vėliau kažkas pradėjo. Jūsų žinios tiesiog puikios, ponė. Gal galite mums patarti, kaip išsaugoti vieną seniausių indoeuropiečių kalbų? Manau, reikėtų visus užsieniečius išvaryti iš Lietuvos, nes jų dėka mūsų kalba anglėja ir rusena. O ne, seržante Fliuksai! Piktasis Raponas pavogė stebuklingą eliksyrą ir jūs nebegalėsite pasveikti. Nesijaudink, Giufri, aš mirsiu laimingas. Tik pasakyk mano žmonai Citrožėlį, kad aš ją myliu. Ne, ponė, ne! Filmuoju. Dėmesio, dėmesio, sensacija! Lietuvių valdininkai ilgai galvoja, kaip galėtume išsaugoti savo kalbą. Jie pažiūrėję vakarykštę klausimuko laidą įsitikino, kad pasak vieno praeivio, būtent užsieniečiai teršia lietuvių kalbą. Pažiūrėkite patys. Da, ji buvo 16 amžiuje parašyta. O, tai geras, nu gerai, davai. Ir jis lietuvis. Dubys įkyrus. Nothing, ponė. Maybe. You can stengtis mažiau vartoti
svetimybių barbarizmų. Taigi buvo parašytas nurodymas, kad visi peržengę Lietuvos sieną turi kalbėti tik lietuviškai. Pabrėžiu, tik lietuviškai. Labą dieną, prašom parodyti dokumentus. Koks jūsų vardas? Ben. Koks jūsų žmonos vardas? My wife name is... Staigiai iš mašinos į tardymo izoliatorių vyrai, o moterį taip pat. Tardymo izoliatorių. Labą dieną. Kokiais tikslais vykstate į Lietuvą? Mato, mato kompasą? Skubiai suimam, vyrai. Lipo. Dėmesio kalba pabėgėlių centro direktorius. Jūs esate Lietuvos belaisviai. Tam, kad išeitumėte iš šio pabėgėlių centro, jums reikia išmokti lietuvių kalbą. Ir jūs nebūsite paleisti tol, kol neįrodysite, kad gerai mokate lietuvių kalbą. Jūsų lietuvių kalbos vadovėliai yra po jūsų lovomis. You are the prisoners of Lithuania. In order to get out of the refugee center, you must learn the Lithuanian language. You won't be released until you will be able to prove you speak the Lithuanian language very well. Your Lithuanian textbooks are under your beds. Good luck. Sie sind litauische Gefangene. Gern Sie Flüchtlingszentrum verlassen wollen, müssen Sie Litauisch sprechen. Alles Gute. Right now by telephone in Vilnius. Good evening. Incredible news have reached us. It appears that because of the new enacted law on the protection of the Lithuanian language, many foreign people were arrested in the territory of Lithuania. The officers did that only because the foreigners couldn't speak Lithuanian language. It's improper to constrain our countrymen for such a thing. Let's meet all together next to the Lithuanian embassy and let's protest till our people are released. This is a CNN special report. Demonstrators in Moscow are rallying against, and governments around the globe are also protesting. The European community is demanding an explanation. NATO officials are holding an emergency session to consider a response. And their fears for the future. It is real at the beginning of the battle against democracy. I'm afraid that it is only beginning and more violence can take place, and not only in Lithuania. So how serious is the situation in your opinion? Very serious. Maybe it's near catastrophe.
Я просто не знаю, это не то, что возмущение. Я не могу даже высказать все свои слова. Нету слов. Это просто-напросто возвращение диктатуры и сталинских времен. Это уже очевидно, что происходит переворот. Конец всей демократии. Paskutiniais apklausų duomenimis vis daugiau užsienio valstybių gyventojų išreiškia pasipiktinimą dėl Lietuvoje įvesto kalbos saugumo įstatymo. Šiandien vyriausybė susirenka neeiliniam posėdžiui apsvarstyti susiklosčiusią situaciją. Labą dieną. Ką manote apie tokią Lietuvoje susiklosčiusią situaciją? Kokią situaciją? Kalbos įstatymą. Teliką rodos? Taip. Dabar neturiu daug laiko apie tai kalbėti. Bet duokit savo numerį, galėsim pačiatinti. Labą dieną. Ką manote apie naujai įvestą kalbos įstatymą? Zdarova, seniukė. Tai, kad Lietuva palibom prisidirbo, tai ne mano reikalas. Kaip manote, ar reikia nors pakeisti? Tai jo, reikia kelis limonus sumokėtom valstybėm ir tegul nesitradalina. Čia už atsakymą. Labą dieną, kaip manote, ar galim pataisyti kitų šalių santykius su Lietuva? Nežinau, bet karočiui reikia naikinti tą durną įstatymą. Gal taip manote? Jūs pažiūrėkit, visas šalis ant mūsų susėdusios. Bet į pakilimį tą įstatymą pataisime Lietuvą kalbos saugomą. Ką tu čia prikolini, girtai faina, ne? Gerbiami ponai ir ponios, susikviečiau jūs tam, kad apsvarstytume šitą klausimą. Jūs matote, kokia padėtis Lietuvoje su lietuvių kalba. Lietuvių kalbai, sakyčiau, iškilo bėdos. Niokojama, teršiama ir nepuoselėjama, arba mažai puoselėjama. Na, žinote, suprasčiau, jeigu taip elgtųsi svetimtaučiai. Bet niekaip negaliu pateisinti, jog gimtąją kalbą, savo lietuvių kalbą, niokoja, bjauroja patys lietuviai. Reikia, manyčiau, imtis griežčiausių priemonių. Mes dabar ir nuspręsime, ar ne, kaip elgsimės su tokiais žmonėmis. Aš siūlau griežčiausią sprendimą. Visus tuos, kurie negerbia savo kalbos, nekalba taisyklingai lietuviškai, jie teršia, išsiųsti iš Lietuvos arba netgi ištremti. Jūsų ekscelencija, manyčiau, reikėtų ištremti daugiau nei pusę Lietuvos gyventojų. O ką mes galim daugiau padaryti? Kitos tai išeities nėra? Siūlau kompromisą. Lietuviai, kurie nemoka deramai šnekėti, kalbėti lietuviškai, sutinku, tebūnie būna ištremti, bet suteikime jiems galimybę. Jei per 10 dienų jie įrodys, kad labai stipriai myli savo gimtąją kalbą ir pačią tėvynę, mes jiems atleisime. Jūsų nuomonė būtų? Sutinkame? Nebloga idėja. Mes tikime, kad jie iš tiesų pasitaisys. Ir pritarėme jūsų pasiūlymui. Labadiena, brangus Lietuvos žmonės. Mūsų naujausiais tyrimų duomenimis buvo atskleista, kas iš tikrųjų teršia lietuvių kalbą. Išsiaiškinta, kad ją teršia ne užsieniečiai, bet patys lietuviai, vartodami svetimybės, kalbėdami žargoną. Paklausykite patys. Labą dieną. Matau, taksistas esat. Nu, ar senas taksioras. Aš dabar biški dušmanį noriu atkričiais. Gal papasakosit, kas nutiko? Nu, va, bižokas bus užkalęs. Karočią, lipau į parodą ant 3 передачą, kažko nekanalina, jungiau rычагą į 2 передачą. Vgasinu iki dugno, nekanalina. Sustojau, sakau, reikia pažiūrėti. O matai, maitniko obudas atšokęs. Karbo probkės atšokusios, soliarą išbėgus, babina duoda adačią. Karočią parašą, truba gaunas. Štai kaip aš norėčiau visą tai, ką jis pasakė, išdėstyti tvarkingai, aiškia lietuvių kalba.
Gerbiamas taksistas važiavo į Parodos kalną Kaune, kaip supratote, ir pajuto, kad variklis blogai dirba nepilnu pajėgumu. Atsidaręs variklio dangtį, jis pastebėjo, kad genda aukštos įtampos generatorius. Be to, sutrūkusi švaistiklio įvorė, jis nori pasakyti, kad reikalai yra blogi. Baisu, tiesiog baisu. Taigi valstybei teko priimti skaudų sprendimą. Tie, kurie teršia savo gimtąją kalbą, bus tremiami iš Lietuvos. Tačiau jūs kaltę savo gimtąjai kalbai galite išpirkti, įrodydami, kaip stipriai ją mylite. Susimastykite, lietuviai. Prašau. Jūsų ekscelencija, prašau, išeikite į balkoną.